Paradise. Labai daug kas nežuvo, tai Kauno pavadinime. Nedaryk taip, balta, raudona, raudona. Viskas! Mūsų 13 diena, jeigu neklystų, judame lauk iš mūsų Koh Samui hotelio ir keliaujam į salą Koh Phangan. Koh Phangan! Mūsų hotelis su nerealiu vaizdu. Galėjom primokėti 100 eurų už visas 5 naktis, kad turėtume tokį kampinį vaizdą. Nerealų. Tai pristatau jums Master Double Bed. Tualete turime didžiulį makiažo veidrodį. Operatorė, pamajom. Turime ir vonę, ir dušą vienu metu. Man patinka. Labai keista, bet Tailandė jie kažkaip be šepečių gyvena. Bet jie gyvena su šitais. Tai gal šitas vietoj šepečio, nes aš kartais mėgstu nepataikyti su ruda tekstūra. Tai va, žiauri gražus hotelis, kainavo mums apie 900 eurų, mes įmam 5 naktim, tai čia gaunasi apie, nežinau, aš sumeluosiu, 108 eurų už naktį. Atvykome į tokį labai gerai vertintą restoraną, 4,6 ir pagal tokią vieną nuotrauką galvoju, kad kažkoks fainas restoranas, atvarom ir nesuprantam, ar jis dirba ar ne, nes jis toks pusiau diržovkinis ir tokia realybė čia yra labai skurdi ir tada pažiūrime meniu, jis visiškai handmade padarytas yra. Bet kažkas su ranka parašė jį. Ir patajus čia kainuoja apie 100 batų. Tai turbūt pats pigiausias restoranas, kuriame esam buvę. Coconut 7 batų, čia yra 2 eurai, patajus 3 eurai. Kamilės gėrimas kiek euras, 5 centų. Tai žodžiu, geras. Mes pirmą kartą tokiam skurdžiam, pigiam restorane, bet aš nebijoju, kad maistas bus labai skanus. Savonika! Wow! Beautiful! Kafunka! O, čia kai matėt, kad tik šefė atėjo iš kažkur nesna kur. O čia už manęs 2 gaidžiai, kurie atėjo ir tiesiog sako, sveiki, man 2 šeikus duokit. Ir sako, neturiu bananų, sako, darykit man su bananu. 2 gaidžiai ir dabar sėdi ir žolę rūko. Ne, žolę rūko, aš suprantu, čia daug kas Tailandą varo žolę rūkit. Bet gaidžiai jie, nepagarbus labai, Dievo mano, nepatinka tokie žmonės, Dievo mano. Ką, labai skaniai pavalgė mane. O, gerai, dabar važiuojame į paplūdimiuką. O, jo, apčiak man. Paradise. Bet ten galvot. Eina, labą dieną. Koh Phangano paplūdimiai yra kažkas kitokio. Mums jie labai patiko. Daug mažiau žmonių nei visur kitur, kur esam buvę. Labai miela ir jauku, žodžiu, good vibes only. Dabar mes esame Koh Phangano Pantip Market vietoje. Tai čia yra populiariausia night market visoje saloje. Cable management. Insane. Dar nesu tokių akinių matęs. What the hell? Visų pirma, atėjus šitą marketą, man kaip super jautriai sauaslę šiek tiek yra reikalų pabūti čia, nes norisi vienu metu apsigeginti, kitu metu kaip ir visai skaniai atrodo, tai keistus jausmas. Nežinau, ką tai reiškia, kaip, tokį padaryti. Taip, bet šiaip tai čia viso ir vairovė yra labai didelė. Ir va, picučių galim po 10 rasti, ir kibinų kažkokių kaip pusiau lietuviškai galim rasti, va. Na ir šiaip tais tokių ne visai estetiškų patiekalų, bet aš visai tikiu, kad jie turėtų būti skanus ir viskas čia yra gerai. Čia tokia gera kultūra. Nu, davai bandom, turbūt iškepę. Sabaniha! Which is the most popular? Spicy. Okay. Garlic, one garlic. Wow, nesitikėjau. Atsiprašau, galit pasakyti, ar prisišiksiu ar neprisišiksiu? Jau šaltos. Iškeptas viduj? Einu į tualetą. Karočią, apie vištą iš tikrųjų gaidys buvo, porą kasniukų suvalgiau ir išmečiau, ji nes jau atšalusi buvo, neskani. Tai bandėm dar kažką skanaus pasimti, tai pasiėmėm blinukų su bananų nutella ir coconut ice cream. Wow! Bet čia tai buvo skanu. Sunku sugadinti tokį receptą. Oh my god. Na visur, kur bananas, nutella, tau skanu. Eik, tu savo žiauri skanu.
Wow, nu čia 10 iš 10 pataikėm, ne? But you know, I really struggled again with this name for a long time. And then one of my best friends, he's from India. And he told me, Guy, like you keep bitching about your name, but I want you to know that a very common Indian name is Hardik. And I have a cousin with that name, so what are you gonna say about that? So I said, well, it's better than soft dick. Labas rytas, atsikėlim. Aš prasisinčiau tokį appsą, kuris vadinasi To Do, kažkaip panašiai gal uždėsiu čia. Ir čia rašo daug tokių visokių local activities, kurie vyksta aplink bet ką. Ir aš pasirinkau Kopangan salą ir čia rašo, ką veikia žmonės kiekvieną dieną. Ar yra kažkoks meditacijos eventas, ar yra kažkoks ten vyrams sportinis eventas, moterims. Dabar seniausiai mačiau japoniškas virvių masterclassas, tipo seksualiniam gyvenimui, virvės mokėti daryti viens ant kito partnerio, tipo. Ir tokių labai daug visokių yra local veiklų, kurios vyksta aplinkui kiekvieną dieną ir galima jas taip atrasti, jas nueiti ir įsitraukti į tą tokį vietinį kultūrą. Tai žiūrėsim, ką mes šiandien pasirinksim, tai yra taip visai įdomu. Bet čia kosminis vaizdas, žinot, kaip gražu. Geras. Atvykome į jogą, Kamilė. Į Tailando Kopanganą daug kas važiuoja gydytis traumas, visokius addictionus, save atrasti, tapti dvasingu, susitapatinti su savimi, savo kūnu, gamta. Ir joga yra vienas iš tokių veiklų, kuri tuo keliu ir veda. Tai norėjome ir tą išbandyti. Aš, aišku, vienintelis čiuvas buvau šios jogos klasėje ir atrodė, kad bus viskas labai relaxing ir faina, bet blemba, joga intensyvi gali būti ten su tais visais kūno ir pozicijų užlaikymais. Bet patiko. Kaip tai jautiesi? Aš sakau, nesuprantu, nes dabar noriu miegoti jau. Yeah. Bet šį buvo labai sudėtinga. Tai nesuprantu, kokio čia lygio joga buvo. Jo, man irgi taip visai intensyvu. Aš mes varom jogą, žinai, atsipalaiduosim, čiagi jogą, pasitampysim, kojų pradėjom ten daryt pozas visokias. Nepažadino manęs dar labiau, mane dabar su... 300 batų žmogus mokėjom. Einu dabar atsičiūkinti. Turėsim kažkokį workshopą turbūt dabar. Čia bus kažkoks, žodžiu, pažinti savo emocijas, kažkas panašaus, žodžiu, turėtų būti įdomu. Tada nuvarėm į tokį traumų healing workshopą, kur piešimo metu tu suprasi ir galėsi potencialiai išsigydyti savo emocinį kažkokį užspaudimą ar traumą. Ir ko aš labai nesitikėjau, aš išsiaiškinau savyje, kad turiu užspaustas emocijas, kurios mane liečia. Būtent tam tikrų laikotarpių, tos žmonių nuomonės, komentarai, kad aš pasikeičiau, esu kažkoks blogesnis ir panašiai. Per šį workshopą aš supratau, kad aš tą jausmą labai ilgai stumiau nuo savęs, neigdamas jį ir sakydamas, kad taip nėra, kad man nesvarbu, man nesvarbu. Bet šio workshopo dėka išsiaiškinau, kad tas jausmas yra ir man tiesiog jį reikia priimti, nestumti, neneigti jo. Po šio workshopo aš nejuokauju savo šią emocinę traumą, beveik 100% įsigilinau, ta prasme nereali patirtis workshopė. Ir priminimas, kad jeigu kyla kažkokia emocija, jos tikrai nereikia neigti, ją geriau paanalizuoti ir suprasti, kodėl ten yra. Saulėlydžiui atvykome į tokį tikrai gan žinomą Kopangano paplūdimį Zen Beach, kuriame susirenka žmonės zeninti, whatever that means. Nu čia tokie hipiai, ne hipiai, su spalvotom kelniam, va, Kamiliai tema, su tokiom, va, čia žaidžia tinklinį, groja būgnais, dainuoja. Turbūt ir narkotikus vartoja ir visi tiesiog vaibina. Atsiprašau, atsiemu savo žodį, vis dėlto elektroninės muzikas yra. Ten nudistai. Nudistai? Jo. Wow, nudistų čia yra Zen Beach'e.
kietai, žiauriai geras vaibas. Kamilė, pasakysiu tau liūdnas naujienas, aš esu toks žmogus. Aš toks kaip miškinis, toks džiunglinis. Man patinka tokie dalykai. Tau patinka tokie dalykai, tokios muzikos? Aš čia liūdna. Nežinau, tau gal nepatinka. Okay, perfect. Ok, Chebra, tai Zen Beach'e iš tikrųjų labai įdomu. Čia labai gera vieta, save ekspresint, kaip tu nori save ekspresint. Ir tas yra čia gražu, čia taip, įdomu pasižiūrėti. Įdomu tiesiog sėdėti ir observinti šitą aplinką, nes tai tikrai labai kitokia neįprastam kažkam paplūdimį. Ir šiaip, bet kokioje kitoje vietoje, kurioje aš būčiau. Verta apsilankyti šitam paplūdimį, jis toks visiškai kitoks. Ir čia negėda daryti, atrodo, visokius dalykus, nes čia visi daro. Norim iš tikrųjų papasakoti apie šį vaizdą, kurį matote žmonės. Matote, yra vandeninė labai daug švieselių. Kalbėjau su vienu iš šių darbuotojų hotelio, pasakojo, kad yra laivai, kurie atvaro čia naktį, įsijungia savo tos žalias švieselės ir jie žvejoja kalmarus. Angliškai squids. Kaip įdomi, kiek daug žmonių čia dabar sėdi tam vandeninį ir žvejoja tos kalmarus, eina savo. Kosmosas. Gerai, draugai, viskas, einam ilsėtis šiandien. Einam miegot. Ką tik užhaikinom iki tokio krioklio ir prie jo galima pasimaudyti. Tai niekada gyvenime nieko panašaus nesudaręs. Tai pasimaudyti prie krioklio. Kai nerealiai, ta jėga vandens ir gamtos, kai tiesiog tau į galvą tas vanduo taip... Galbiškai baisu, kad koks akmuo iš viršaus ir taip pumpt man per galvą. Bet geras, kai kietai. Čia? Aš nežinau, ką aš kalbu. Aš irgi. Aš nežinau. Čia akradinu, tai šomas aplos kažkoks. Mes čia kažkokį namą atėjom. Jo, čia. Jo, matau. O kitą dieną mes atvarėme į molio workshop, kur gali patirti, ką reiškia dirbti su moliu. Ir galėjai sukurti savo kokią nors gaminį. Tai buvo tikrai įdomu ir įspūdinga, kaip tas molis juda su tavimi, su tavo ranka, lyg jis gyvas būtų. Dabar šitą. Kamarbatėlis. Pats gidas irgi buvo labai jaukus, toks kaip šamanas. Labai ramus. Vien žodžiu, visi žmonės ramus Kopenhagene. Sveiki visi, mes ką tik esame po Clay workshopą. Man asmeniškai labai patiko. Ką, Kamilė, tu manai? Man irgi labai patiko, noriu dar. Nori dar? Dabar? Šiandien? Ne. A, bet taip patiko? Jo, labai tikimės gauti savo padarytus indus. Kamilė padarė mūsų kačiukai ten. Vandens dubinė. Jo, o aš savo arbatos paduką didžiulį. Ir dabar aš sugalvoju, kad aš noriu apsikirti, nes aš truputėlį su apžėliu. Hello, this is barber shop? Haircut? Yeah? Tai va, man dabar daro šukuosiną. Aš taip pusiau susikalbėjau su ir pusiau nelabai. Kainuoja čia apie 8 eurus. Yeah, looking good. Do you like your job? Do you like this? Barber? Yeah. Do you like? Wow. You're very fast. Very Long quick. time. 22 years. Wow. Aš kaip paskirpos Lietuvoje, tai užtrunka 30 minučių. Bičas per 5 minutės praktiškai visą mano šukuosiną jau padarė, kaip aš drausiu namuose. Yeah, I have one more customer. 30 Oh, for me, minutes. you give machine, it's okay, no problem. Yeah, You yeah. have machine? Yeah. Eina savo greitai. Okay, cut. Wow.
So fast, so good. Can we do selfie and leave a good review for you? On Google Maps. Yeah, wow, amazing. Thank you. Nu kaip? Kažkai labai gerai. Gerai? Jo. Per kiek laiko užtrukau? 10 minučių. Jo, gal 7 minutės. Aš džiaugiuosi, pagaliau tavo smarkiai feina tavo kreivą. Rimtai? Ir pagaliau tavo tą palmę galėjom nukirpo. Ai, tai normaliai padarė? Taip. Nu, aš kaip pats kėpiuosi, taip ir poragaunas prikolų, kaip sakoma. Veiktų žiūri gerai, ne? Nu, geras. Wow, high five. Jo. Hey, what's up, ladies? You want some weed on Zen Beach? Yeah, diabetes! Let's go! Žiūrėkit, casual thing grįžtant į hotelį. Žiūrėkit, koks ten didžiulis. Prisišikau. What the fuck? Kas buvo ten, kad padarėjai, fui. Tas didelis išlindo lizardas. Eik, tu prisišikau, aš to. Kaip tas reikimas mano? Pats užpuolė King Cobra. Oh my god, aš taip prisišikau, taip staigiai. Aš tai nesuvaldžiau savo reikimo. Eik tu nafig. Tie lizardai krypi. Jie taip greitai juda ir tas biški krypi su jais. Hebrantai, mūsų hotelis turi tokį spa area, kuriame galima nuvaryti į šaltą vonę arba į pirtį. Tai varau aš pasipirtint ir galimai į šaltą vonę dar lysiu. Na, biški pasilinsiu kokį pusvalanduko. Jau buvau vieną kartą nuėjęs, gaus taip, kad sutikau viso šito hotelio savininką. Mes truputį pasibazarinam, jisai papasakoja, kaip čia viską darė. Nuo 2006 metų pastatė, nes tėvas buvo nusipirkęs žemę. Ir kuo toliau, to labiau šitą salą, sakė, populiarėjo, turistų daugėja, bet jam biški nepatinka, nors ir verslui gerai. Bet labai daug žmonių tiesiog visko. Tai va. Sauna time, ladies and gentlemen. Jie turi tokią drėgną sauną ir sausą, tai varom drėgną. O, ne. Karšta, blemba, karšta. Nežinau, ar matosi, bet čia 10 laipsnių vandenukas. Visai refreshing. Nu ką, atvykome į mano surfing schoolą. Einu pradėsiu mokytis, Kamilė pafilmuos momentus, Kamilė bus operatorė. Tai visus kadrus, kurias matysite, filmavo Kamilė, tai galėsite vertinti. Kaip Kamilė stengiasi. Gerai, pradėkime. Ten mačiau yra vietų, kur yra labai daug akmenų. Tai valdo pavadinti. Tai man tai nenuskris. Tau lįsti vandenį ir bandysi pritaikyti viską, ką čia išmokau. Vis skiriasi tiek reikalų.
Kretu. Geras įrakas, tikrai. Aš pailsėsiu apie 15 minučių vėl, kad įsiliekti. Gerai, smagu, tikrai smagu atvarus. Very cool. Can people have same you only one people? Him quick learning and him do actually you have to do kite surfing about 6 hours to 8 hours and you can riding left and right but not go upwind. But him do only 3 hours. 3 hours and riding upwind. You know? Kosmosas žodis gyvas, dieve mano. Kaip atrodo? Gerai. Oi, pavargau. Paskutinė vakarienė. Kopanganė. Atsiprašau, draugai, už savo nuogybės, bet čia yra tokia realybė. Tailandė yra karšta. Gerai.